ekranu. Šiek tiek apie šios dienos renginio struktūrą. Tikiuosi visi mane girdite ir ekraną tikriausiai matote. Ačiū Daiva už pristatymą, ačiū už kvietimą pasidalinti, nes man atrodo, kad Canva yra dar vienas įrankis keičiantis mūsų kasdienį darbą ir tiesą sakant, tą kasdienį darbą gerokai palengvinantis. Tai aš jums planuoju šiek tiek papasakoti iš esmės apie Canva visą sistemą ir struktūrą, tai gal tiem, kurie naudojasi, bus ne naujiena. Paskui pasižiūrėsime kitas dalis, kuriuose yra, keičiasi ir apmokėjimo dabar sistema ir papasakosiu, kaip galima dalintis su kolegomis ir turėti tą mokamos galimybės versiją. Taip pat paanalizuosiu šiek tiek, kada verta turėti nemokamą, kada mokamą versiją ir aišku, bandysiu pateikti kuo daugiau pavyzdžių, kad jūs galėtumėt pasižiūrėti, o kaip galima integruoti į savo veiklas, kur galima pasinaudoti ir kokias galimybės Canva suteikia. Kaip ir minėjo Daiva, tikrai prašom rašyti klausimus į mūsų susirašinėjimo lauką ir taip pat turėsite galimybę ir pabaigoje paklausti, tai kiek reikės, tiek galėsiu atsakyti tuos klausimus, kurios vietos yra neaiškios. Planuoju parodyti taip pat ir patį darbinį Canvos langą, tai tie, kurie jau turite Canvos prisijungimus, galėsite atsidaryti ir pasinagrinėti kartu su manimi. Jeigu neturite, tai irgi dar bus šiek tiek rekomendacijų apie tai, kaip užsiregistruoti. Tai keliaukime į visą eigą, į pažintį, į atradimus Canva platformoje. Tai Canva yra dar vienas skaitmeninis įrankis. Ir kaip dėstytojai, kaip edukatoriai, dar viena tokia įžanginė skaidrė ir labai rekomenduoju atkreipti dėmesį, kuomet registruojatės įvairius naujus skaitmeninius įrankius, norite išsibandyti. Tai yra Nacionalinis kibernetikos saugumo centras dabar yra paruošęs netgi ir mokymų programas mokyklom mokiniams. Pabaigoje aš nuorodomis pasidalinsiu ir galbūt jeigu siunčia informaciją organizatoriai, tai galėsiu įdėti daugiau nuorodų, kur jūs rasite. Bet kada jūs registruojatės ir į Canva, tie, kas šiandien susikursite pirmą kartą, tai atkreipiu vieną dėmesį, kad labai rekomenduoju įvairiom skaitmeniniam platformom turėti atskirą elektroninį paštą. Nesijungti per socialinius tinklus, susikurti atskirą slaptažodį. Savo paskyras galite apsaugoti per 2 žingsnių autentifikavimo sistemą, tas, kurios yra darbinė paskyra ir asmeninė jūsų, kur tvarkote asmeninius reikalus, registruojatės į mokesčių inspekciją ir panašiai, ir socialiniai tinklai atskirai. Tai yra labai daug saugos galimybių, bet į tą pačią Canva platformą, kur jūs jungsitės šiandien, nebent yra užsakyta organizacijos visa platforma ir nupirkta ir jūs galite prisijungti tik su organizacijos elektroniniu paštu, tada taip, bet jeigu kuriate asmeniškai ir šiai dienai ir asmeniniais paštais galima prisijungti, tai turėkite atskirą paštą, kuriame ramiausiai gali gulėti įvairių skaitmeninių įrankių išbandymai ir testai. Nes dabar ateinančia su dirbtinė intelekto banga, tai tų įrankių dar daugiau atsiranda, kur norisi tiesiog pabandyti, bet jūs nežinote, ar toliau naudosite. Tai apie internetas draugas ar priešas, tai jau čia priklauso nuo mūsų ir už saugumą esame atsakingi patys ir už savo paskyras. Apie Canva tai istorija vienintelė, kada Canva duomenys buvo nutekinti, tai buvo 2019 metais. Bet tai, kas buvo tam vadinam juodajam internete, tai buvo elektroniniai paštai, IP adresai ir vietovės. Nepavyko tiesiog visų slaptažodžių, bet mes tada visi vartotojai gavome tiesiog priminimą pasikeisti dar kartelį slaptažodžius, nors jie nebuvo ir nutekinti. Tai vienintelis įsilaužimas toks didesnis, kurį buvo galima rasti internete. Ir pasitikrinti taip pat yra aktyvi nuoroda, jūs galite ir savo kitas paskyras, tai čia programuotojai rekomenduoja tą nuorodą, kad galite pasižiūrėti, ar kažkada buvo jūsų pašto duomenys pasiekiami kažkurios kitos programos. Tai irgi aktyvią nuorodą įdėsiu mūsų susirašinėjimą. Tai kada bandom skaitmeninius įrankius, pirmiausia pagalvojam apie savo ir kitų saugumą. Keliaukime šiek tiek toliau ir apie ką šiandien daugiausiai kalbėsiu, tai aš kalbėsiu apie vizualinį turinį.
Canva yra grafinės vizualizacijos programa. Ir tas vizualinis turinys atkeliauja pas mus, na, per tokius, įprastus, mūsų elgsenos pokyčius. Ir vizualinio turinio jūs matote labai labai daug visose interneto platybėse. Tai kartais tai sako, kad tai yra visiškai raktas į sėkmę, viskas turi būti vizualu. Yra kita stovykla, kur sako, mes per daug tos vizualizacijos turim. Tai kada jūs kuriate vizualinį turinį, visur yra tas protingumo kriterijus arba santykis ir sinergija tarp viso turinio. Mums nieko nereikia perkrauti, mes galime sekti tendencijas ir Canva mums šiek padeda dizainais sekti tendencijas ir naujoves, nes jūs matysite patį skirtumą elementų, kurie atvaizduoti ir kaip pateikti ir kokia informacija pateikta. Ir dar šiek tiek niuansų, kai mes jau keliausime į praktinę dalį. Apie vizualinį turinį iš mokslinių šaltinių galime rasti, kad tai yra pagerina supratimą, nes žinote, na, visų mūsų suvokimas informacijos yra skirtingas ir šiuo metu, kai kas iš jūsų manęs klausote, kai kas jau perskaitėte visą skaidrėje pateiktą informaciją, o kai kurie net įsiminėte esminius 5 punktus. Vėl mes viską galime matyti skirtingai ir kada mes kuriame bet kokį turinį, mokymų medžiagą, renginio programą, diplomą, sertifikatą ir kitą, mums vis tiek yra svarbu atsakyti į klausimą, kas yra mūsų tikslinė grupė ir kas yra mūsų tikslinė auditorija, ką mes norime pasakyti. Tada visi įrankiai mums padeda į tuos klausimus atsakyti. Palaiko dėmesį vizualinis turinys, tai yra taip pat vienas iš tų momentų, kuria emocinį ryšį. Tai ypatingai atkreipiant, kada jūs parenkate nuotraukas, kada jūs parenkate tam tikras ikonas, vaizdinę medžiagą, jinai gali sukelti emocijas. Ir tai yra tam tikri elementai, kurių žiūrėsite į nuotrauką. Šioje vaizdinėje medžiagoje yra ikonos ir kam patinka ikonografija, tai jūs sakote, puiku, čia geros ikonos parinktos. Kam norėtųsi nuotraukų, joje nėra, bet kitose yra nuotraukos, kurias kelia tam tikras emocijas. Padeda paaiškinti sudėtingą informaciją ir labai gražiai vizualizacijos principus pradėjo naudoti viešojo sektoriaus, būtent valstybinės institucijos, ministerijos, kada turi pakankamai svarbią informaciją ir kur būdavo gana statika, dabar keičiasi į tą pusę, kad tam žmogui, kuris yra tiesiog skaitytojas, ne specialistas, ne profesionalas, teisinių aktų analizuotojas, jam tą informaciją pateikia visai kitokiu principu ir vizualumas mums padeda suprasti geriau. Atkreipkite dėmesį, pavyzdžiui, kai aiškina apie kelių eismo pokyčius, kaip jie atrodo. Mes galim paskaityti taisyklėse, bet mums galima nupiešti ir vizualiai, kokie tie pokyčiai yra. Ir padeda įsiminti tą informaciją, kuri mums kartais gali būti labai aktuali kiekvienai dienai ir taip pat mokymosi procese. Keletas visiškai tai yra pagrindai ir noriu parodyti, kada mes keliausime į Canva, aš jums parodysiu, kaip ir minėjau, patį darbinį langą. Jūs matysite, iš ko susideda visas vizualas ir kokios yra netgi proporcijos. Skaidrės taip pat yra padarytos su Canva platforma, tai jūs matote labai daug elementų. Tačiau, kada kalbam apie vizualinę medžiagą, visą laiką yra 3 pagrindiniai elementai. Tai yra tekstas, tai pirmiausia, ta mūsų žodinė išraiška. Vaizdas šiai dienai dar dažnai maišoma, kad tai yra ir video, bet dėja video patenka į visai kitą kategoriją. Vaizdas yra ir nuotraukos, grafikai, ikonos, diagramos, schemos, algoritmai, piešiniai, formos, figūros ir visi kiti elementai. Ir šių elementų Canva tikrai vartotojai siūlo labai daug. Ir yra video informacija. Video informacijos atėjimą į mūsų vizualinę medžiagą ir į mūsų iš esmės turinį turi labai didelę įtaką socialiniai tinklai. Ir netgi priklausomai nuo tos grupės, su kuria jūs dirbate, ar tai yra moksleiviai, ar tai yra suaugę, ar tai yra vyresnio amžiaus asmenys, vėl keičiasi paties turinio suvokimas. Moksleiviai jau mes faktiškai kalbame video kalba ir tai yra vėl labai daug galimybių. Canvoje aš tik parodysiu, nes jau yra tas visa dalis, kada gali netgi video informaciją montuoti su pačia Canva.
Šiek tiek yra sudėtingiau su ja, yra draugiškesnių, platformų video montavimui, tie patys socialiniai tinklai mum leidžia tai padaryti, nesiviešinant netgi socialiniuose tinkluose. Bet čia yra dar viena didžiulė platformos dalis, kur nuo grafinės vizualizacijos elementų, įvairių pateikčių, šablonų ir panašiai, Canva atidarė dar vieną didžiulę dalį, tai yra video montavimui. Ir jau jūs galite matyti tiek šablonų, tiek paruoštos informacijos montuojant video. Tai pereinant taip, kada mes pradedam dirbt su vizualiniu turiniu, mes turim 3 elementus. Ir tuomet atsiranda 3 elementų dermė. Video informacija, jinai yra, galima sakyti, keliauja kaip netgi atskiras elementas arba gali būti praturtinta tekstinė informacija, bet video informacija yra daug iškalbingesnė kartais ir tinkamai paruošta gali būti labai labai reprezentatyvi. Tai vienas toks struktūrinis pavyzdys ir čia keliaujam link Canvos pačios. Tai jeigu įprastai aš galėčiau mūsų centrą tiesiog sudėti vat štai jums tokį tekstą apie centro veiklas. Jeigu tai yra tuščia visiškai skaidrė, balto lapo principas, aš sudedu pagrindinę informaciją ir jūs galite, sakysiu, dabar jau jūs perskaitykite tą tekstą. Ką mums daro, kaip ir minėjau, elementų dermė, kada mes turime tekstą ir mes turime vaizdą. Tai atkreipkite dėmesį į šią skaidrę. Kas atsitiko su tekstu? Vizualiniam turiny teksto automatiškai mažėja. Nes turime dalintis vieta su kitu elementu, tai yra su vaizdinė medžiaga. Tai gali būti nuotraukos, tai gali būti ikonos, kaip ir minėjau, tai mūsų visa pristatymo, tam tikros medžiagos paruošimo principai ir ką Canva mokys ir kada jūs darote, tikiuosi jau kažkas ir dirbate su pačia programa, mus įrėmina į tam tikrą faktų ir informacijos iškristalizavimą. Jeigu aš ruošiu paskaitų turinį ir aš noriu turėti tą reprezentatyvų, gražesnį paskaitų turinį, jau aš negaliu pridėti labai daug informacijos ir parodysiu pavyzdžių, kur reiškia, kad net iš manęs Canva pati reikalauja didesnio kūrybiškumo, apgalvojimo, kokia informacija yra svarbi, kurią aš noriu pateikti. Tai atsiranda, kaip ir minėjau, dar vienas elementas ir proporcija mažėja. Nekalbėsiu šiandien apie spalvas, dizaininius elementus, bet tiesiog apie struktūrą ir ką mes su tuo galime pasidaryti pirmuosiuose žingsniuose. Ir jeigu mes kalbam apie dar vieno elemento įterpimą, tai tiek video medžiaga, tiek pačios nuotraukos yra iš Canvos programos, mes galime įterpti ir video. Yra dažnas klausimas ir mokymų metu sako, tai ar dabar visose mūsų pristatymuose turi būti būtinai vaizdinė medžiaga, nuotraukos, video ir tekstas. Tikrai nėra tokios taisyklės, nėra tokių rekomendacijų. Iš esmės, rekomendacija pagrindinė yra stiliaus vieningumas. Dizaino aktualumas, tai yra neperteklinė tekstinė informacija, nepertekliniai stiliai tekstų, spalvų derinimas tarp maksimum 3 spalvos ir tam tikri motyvai. Tai čia yra tokios bazinės taisyklės, kuriomis vadovaujantis mes galime tiesiog išlaikyti gerą skonį ir stilių. Kitas labai paprastas variantas, ką jums pasiūlys Canva, tai jūs tiesiog ateinate į platformą, turite mintį papasakoti apie savo veiklą, jūs galite nieko prezentacijoje nekeisti, tik tai susidėlioti tekstą. Dar, kai pasijungsiu, parodysiu, kaip tai atrodo praktiškai. Keliaukim kalbėti apie, kur atsiranda Canvos privalumai ir čia daugiau akcentuosiu pedagogam ar moksleiviam ir studentam. Jeigu jūs esate iš kitų organizacijų, tai vėl pasižiūrėkite plačiau, jūs tikrai galite ir savo versle, savo hobiuose pritaikyti Canvos visą modelį ir visą tą veiklą. Tai jeigu kalbant apie pedagogams, tai yra greitai paruošiama medžiaga. Iš tikrųjų, jeigu mes turime renginį, jeigu mes turime diplomus, įteikti sertifikatus, jeigu mes norime tam tikrų žaidybinių elementų, tai yra pakankamai lengva atrasti minčių žemėlapį, jau paruoštą visą vizualiai ir susidėlioti tiesiog savo užduotį. Savo veiklos demonstravimui ir pristatymui
Taip pat iškyla dažnai Canva yra lyginama ir su PowerPoint'u, tai ar kodėl aš negaliu PowerPoint'e daryti, tai visi skaitmeniniai įrankiai yra jūsų pasirinkimo teisė. Jeigu jums yra patogiau dirbti su PowerPoint'u, darbuokitės su PowerPoint'u ir tos blogybės jokios nėra. Plius Microsoft'as dabar laiks nuo laiko pasiūlo įvairių dizainų ir modelių. Aš ju visai PowerPoint'o nenaudoju jau 5 metus. Paskutinis mano PowerPoint'o prezentacija buvo daktaro disertacijos gynimas, nes Canva neturi tiek tiesiog galimybių pristatyti tam tikrus elementus ir paskui trūkumus aš jums parodysiu. Atkreipsiu į tai dėmesį. Rodo aukštesnes skaitmenines kompetencijas ir čia reikėtų pagalvoti, kad jeigu jūs dirbate ar su moksleiviais, ar studentais, jau jie naudoja Canva. Studentai tikrai aktyviai naudoja, žino, bando daryti tuos pristatymus ir jie turi labai nemažai galimybių. Skatina kūrybiškumą. Čia ypač apie tai, kad vertinam, sako, Canvoj viskas yra paruošta. Bet jeigu aš noriu pritaikyti savo turiniui, nes paruošta tai yra bendrai dizainas, pavyzdžiui, projekto pristatymas, ane? Tai yra bendras dizainas pagal tam tikras taisykles. Kada jūs norite susikurti sau, jums reikės individualizuoti, tai kūrybiškumo kompetenciją tikrai turėsite pademonstruoti ir parodyti. Ir šioje vietoje vat, visi skaitmeniniai įrankiai, ko reikalaus iš mūsų ir kur sako, ar pakeis žmogų ar nepakeis, nes skaitmeninis įrankis yra tam tikra erdvė mūsų kūrybiškumui pasireikšti. Neribotos veiklos galimybės. Jeigu taip imant skaičiais, tai pavyzdžiui, prezentacijų šablonų mes turime 20 000. Tai jūs pagalvokit, viso gyvenimo neužteks, kad mes juos visus išbandytumėm. Padeda paįvairinti turinį, galima sukurti unikalų turinį, išskirtinį, prieiti kitų sprendimų, didina pasitikėjimą savimi ir mūsų vizualinę ir atkreipia dėmesį, ir tikrai atkreipia dėmesį, kada pristatymas yra paruoštas su Canva ir vienoj neseniai konferencijoje dalyvauta, tai dalyvių daugiausia prašė pristatymo, kad atsiųsčiau, nes ir jie manęs klausė, iš kur jūs paėmėte tokį dizainą. Parodysiu, kaip atrodo, tai čia yra tai, kad tikrai priderina dėmesį. Moksleiviai ir studentai, tai vėl mes organizuojam įvairius renginius, pristatymai, verslo turnyrai ir panašiai. Tai prie pavyzdžių dar pasidalinsiu, kur galima įtraukti. Bet jiems skatina kūrybiškumą. Jauniausia klasė, su kuria aš esu dirbusi su Canva, tai buvo 4-tokai. Ir vienai klasiai jie skaito vasarą knygas. Ir vienai klasiai buvo prašoma padaryti pristatymą su Canva programa, kitai klasiai buvo prašoma padaryti su PowerPoint'u. Tai tikrai ir mes vertinom 4-tokų tą pasitenkinimą savo darbu, didesnis pasitenkinimas buvo toj grupėj, kuri buvo ruošusi pristatymus su Canva. Studentam įvairiuose renginiuose, jie kada jau prezentuoja, pavyzdžiui, savo verslo idėjas, tai irgi yra labai lengva sukurti viską. Jeigu turite savo mokyklose mokomasias bendroves, tai nuo logotipo, dokumento šablono, PVM sąskaitos faktūros, visą savo tą vadinamą organizacijos įvaizdį galima susidėlioti su Canva įrankiais ir dar pilnai gali pakakti nemokamos versijos. Kitoks informacijos įsimintinumas skatina saviraišką, nes kaip ir minėjau, tai yra vienas niuansas, kada aš galiu pasiimti šabloną ir pasikeisti tik tai tekstą, tačiau jums norėsis susikurti savo stilių ir per laiką praktikos jūs atrasite savo stilių, kurį norėsite pritaikyti ir pademonstruoti. Padeda neatsilikti nuo tendencijų ir didina taip pat pasitikėjimą savimi. Ir kažko naujo mokėjimas, tai yra ir iš tyrimų duomenys, kad visąlaik šiek tiek pakelia mūsų savivertę, kad mes sugebame papildomai kažką pasidaryti. Keliauju dar šiek tiek toliau, tai tokios, kad kaip dabar atsirinkti mokamą ar nemokamą versiją. Tai kadangi auditorija labai plati, tai šiek tiek subtilybių. Nemokama versija pradedančiam vartotojui
tikrai pakankama ir daug yra nemokamų šablonų, nemokamas parsisiuntimas, daug nuotraukų ir grafikos, dalinamasi su kitais galimybėmis, galimybė kurti komandas ir aišku, tik tai yra mažesnė serverio talpa, prieinamos visos kategorijos, tiek mokymosi, tiek visi šablonai. Ir parodysiu, kaip atskirti, kada yra mokama, kada yra nemokama. Jeigu jums užtenka, pavyzdžiui, ar vieną pasiruošti, jūs norite tik diplomus pasiruošti, galbūt jums reikia susimokėtuoti vieną kitą renginį. Galbūt jūs turite hobį laisvalaikį, kur užsiiminėjat rankdarbiais ar kažką tai kuriat prie to finansinės dalies, ane? Tai tokiam baziniam įgūdžiam iš tikrųjų yra labai yra pakankamai tos medžiagos ir pakankamai visos informacijos. Ir galima labai lengvai pasinaudoti. Tiek moksleiviam, tiek studentam pilnai pakanka nemokamos versijos. Balsas vis tiek sako savo. Tai toj nemokamoj versijoje jūs turėsite galimybės ir kaip atskirti mokamus ir nemokamus šablonus, pasižiūrėsime praktinėje dalyje. Tuomet, kada Canva tampa jūsų kasdieniu įrankiu, dar kitaip sakant, na jūs visą savo turinį organizacijos padalinio norite perkelti į Canva šablonus ir Canvoje kurti nuo įvairaus socialinių tinklų turinio, skaidrių prezentacijų užduočių, mokama versija jums suteikia tiesiog paprastesnės galimybės pasirinkti. Paprastesnės galimybės, nereikia galvoti, ar tą turinį galiu naudoti ar negaliu naudoti. Sukuria galimybę taip pat prijungti savo komandos narius. Pavyzdžiui, mūsų padalinys ir centras iš tikrųjų visas dirba kartu su Canva ir mes galime pasidalinti tą informaciją su visais. Ir kuomet kada jūs dirbate komandose, tai yra daug paprasčiau ir tai yra tas pigesnis variantas. Ir netgi mes, pavyzdžiui, struktūriniams padaliniams rekomenduojam, kad jūs visi kartu galite kurti Canvos ir tada kaina vėl skiriasi. Nuo lapkričio 1 kainodara Canvos ženkliai skirsis ir jinai taps tikrai brangesnė platforma. Ir šioje vietoje mokyklos įvairios nevyriausybinės organizacijos turi pranašumą turėti galimybę mokamą versiją nemokamai. Jeigu jūs esate mokykla, mokyklos mokytojas, tai jūs tikrai tai galite užsisakyti nemokamai. Universitetai dėja šios privilegijos neturi ir jau tada reikia atkreipti dėmesį į kainas. Tai dabar artimiausia tokia iš kainų niuansų, ko visi klausia, kiekvienas matytumėt savo platformoje, ką jums siūlo. Bet jeigu kalbant apie 3 žmonių komandą, kuri gali dirbti su viena platforma, tai yra metinis mokestis yra 270 eurų. Lyginant su kitais skaitmeniniais įrankiais, Canva vis tiek išlieka tas pigiausias įrankis, siūlantis labai daug galimybių ir turintis labai daug integracijų su kitomis platformomis. Pavyzdžiui, kai kas naudoja Book Creator platformą skaitmeniniam knygom kurti. Tai Book Creator turi vieną mygtuką, kur tu paspaudi, atsiduri Canvos platformoje ir visą savo knygos dizainą gali kurti Canvos platformoje su visais norimais elementais ir perkelti į Book Creator. Kas naudojat Book Creator, tai tikriausiai žinote, elementų visuma dizaino turi pakankamai mažą pasiūlą, bet integracija yra labai lengva ir jinai visai nieko nekainuoja. Tai mokamos, nemokamos versijos, netgi dirbtinio intelekto įrankiai šiuo metu yra Canvoje, tik čia reikėtų neturėti labai didelių lūkesčių, nes jie yra tokios testinės versijos paveikslėlių pageneravimui, tam tikrų vaizdų sukūrimui, tai yra visai kitaip pateikiama. Bet vėl jūs irgi galite išbandyti arba jūsų tikslinė grupė, su kuria dirbate, tai irgi galės pasiruošti ir išsibandyti. Tai pasirinkimo ant svarstyklių yra tokie 2 momentai. Arba jums reikia tik minimaliai keliems šablonams, keliems dizainams pasidaryti, tuomet jums nemokama versija tarnaus labai ilgai. Jeigu jums tai yra kasdienis darbo įrankis, tuomet jau rekomenduočiau pasigalvoti apie investiciją į pačią platformą. Ir keliaukime dar toliau apie pačias naudingasias skiltis. Aš parodysiu ir daugiau, bet ką išskyriau būtent švietimo sektoriaus kolegoms.
Tai naudingos skiltys ir daugiau galimybių, tai apie galimybę šiek tiek šnekėjau. Kada pasižiūrėsime praktiškai, kaip atrodo vėl parodysiu, kurios ten galimybės ir ką atkreipti dėmesį. Bet pirmiausia, tai Canva labai gražiai pasitarnauja pateikčių ruošimui arba kitaip sakant prezentacijų. Ko reikėtų neišsigąsti, kada su pedagogais dirbam ir mokyklų pedagogais būna klausimas, ar galiu naudoti verslo šablonus savo pamokų turiniui. Tikrai taip. Jūs matote, kartais yra mokyklom ir mokslui ten tokia sekcija, kurioje yra paruošti šablonai, pavyzdžiui, ir ikimokyklinio ugdymo mokytojams ir panašiai. Tai jūs nebūtinai tik tai toje skiltyje darbuojatės, jūs galite pasirinkti iš labai įvairių kategorijų. Ir kartais pasižiūrėti labai kūrybiškai, nes, pavyzdžiui, gyvenimo aprašymo šablonas gali tapti puikia renginio programa. Nuo to, ką jūs norite perteikti ir ką jūs norite pristatyti. Toliau yra užduotys. Tai užduočių rengimui, tai vėl jau minčių žemėlapį minėjau, bet pavyzdžiui, ir idėjų generavimo šablonai, tie patys komiksai, veiklų plano šablonai, gyvenimo aprašymo, kur mes, jeigu turime savo tikslinę auditoriją, neseniai su studentais projektų valdymo dalyke dirbame prie loginės projekto matricos, atsidarom Canvoje baltąją lentą su jau paruošta projekto loginė matrica, kuriai, aišku, buvo anglų kalba, reikėjo adaptuotis į lietuvių kalbą ir prijungiu visus savo studentus labai paprastai per vieną nuorodą. Studentai pasiėmė nuorodą, jiem net nereikia prisijungti prie Canvos platformos, atsidarė nuorodą ir jie surašė visus loginės matricos elementus. Tai darbiniam ekrane parodysiu, kaip jums reikėtų dalintis ir kaip galima pasidalinti su auditorija, kad pavyzdžiui, dirbant su grupėmis, kaip ir su moksleiviais kyla klausimų, ar jie turi būtinai susikurti elektroninius paštus, tai tikrai ne. Tiesiog užtenka aktyvios nuorodos, kurioje jūs leidžiate viską koreguoti. Diplomai, padėkos įvairūs ženklai, čia irgi įvairių renginių organizatoriams aktualu, kur jūs galite prisitaikyti netgi pagal savo organizacijos spalvas. Ir su spalvų niuansais anksčiau Canva būdavo labai ribotas spalvų atžvilgių. Šiai dienai spalvas jūs galite susirasti netgi pagal savo organizacijos stiliaus knygą. Įkėlus organizacijos logotipą, jums automatiškai Canva pasiūlo tas spalvas, kurios atitinka jūsų organizacijos spalvas, jeigu logotipe yra spalvos. Ir dar kitas niuansas su spausdinimu iš Canvos. Anksčiau būdavo tam tikrų nukrypimų spalvinių, kad jeigu ten atspalvių neatitaiko, šiuo metu yra tikrai puikiai ištobulinta, kad jeigu jūs norite atsispausdinti diplomus, jūs susidėjote organizacijos spalvas, jūs turėsite lygiai tokias pačias spalvas ir spausdintame variante. Tik su spausdinamais variantais vienintelis niuansas, ko Canva nepadaro, tai nepadaro užlaidų. Tai jeigu jūs spausdinate skrajutę, renginio programą, sertifikatą, diplomą ar sukurtą skaitmeninę knygą, turėkite omenyje, kad teksto negalima pridėti prie pat krašto, nes jeigu darys kirtimus, tai tiesiog gali nukirsti, pavyzdžiui, paskutinę raidę. Tai saugiausias variantas yra turėti atitraukimus apie 1 centimetrą, tuomet jums gali tiesiog kirtimus daryti per spalvas. Tai atiderinti labai gražiai galima su spalviniais ir spausdinimais variantais ir tai puikiausiai tinka. Grupiniai darbai jau ir minėjau, kad kaip ir su studentais, su moksleiviais pasidalinat, jūs galite netgi kurti pristatymą arba, pavyzdžiui, viena iš užduočių studentam buvo pasirašyti gyvenimo aprašymus ir jie turi pakomentuoti tas pačius gyvenimo aprašymus ir grįžtamąjį ryšį suteikti kolegom. Tai atsidarius vieną nuorodą, kiekvienas studentas turi savo lapą, sukuria gyvenimo aprašymą ir mes visą laiką dirbame tame pačiame lange, vis toje pačioje užduotyje. Ir dar vienas šablonų tas variantas, kuris irgi pasitarnauja mums kaip kūrėjams, renginiai, kvietimai ir įvairios programos. Tai yra tuo, kad įvairūs dizainai pritaikyti pagal veiklos tipą ir jeigu jūs, pavyzdžiui, organizuojat sporto renginį, tai jums užtenka paieškos lange įsivesti sport event arba sporto renginys, kartais lietuviškai ieško, kartais anglų kalba. Canva yra ir lietuvių kalba, tai tie, kas atsidarysite savo versiją, nustatymuose galite pasikeisti, brūkštelkite, aš jums parodysiu kaip.
jeigu nežinosite, jeigu angliškai patogu, tai galite naudotis ir anglų kalba. Tai šioje vietoje Canva tikrai turi tas galimybės, kad mes galime susirasti ir tą šabloną pagal savo tikslą. Pavyzdžiui, gamtos diena. Lygiai taip pat gamtos dieną, jeigu turim paruošti informaciją, mes jau galime susidėlioti ir mums jau išdės ir žalius šablonus su tam tikrais spalviniais motyvais ir panašiai. Tai čia yra galimybės, kaip sakant, neribotos, tik tai mūsų fantazijos reikalas. Keliaukim šiek tiek dar toliau. Dabar ekrane matot 2 nuotraukas. Tai klausimas jums, auditorijai, kurios matau čia yra jau labai nemažai, prieš keliaujant į praktinę dalį, ar čia yra vienas ir tas pats žmogus? Gal tada komentaruose parašykit. Susirašinėjimo lange matau, kad galit. Matau, kad didžioji dalis sako ne, yra dar taip tų sakančių. Tai užbėgant prie paties klausimo, tai yra vienas ir tas pats žmogus. Tai yra mano nuotrauka, kurta su Canvos dirbtinio intelekto įrankiu. Tai kaip ir minėjau, kad va čia mes turime labai didelius lūkesčius kartais dirbtiniam intelektui. Taip, tai animuota, tai dar tas vadinamas avatarų metodas, kada su studentais, su moksleiviais kuriame savo avatarus ir tada ar panašus ar nepanašus, galima diskutuoti ir panašiai. Tai sekciją mes dirbtinio intelekto dar šiandien galbūt ir neprieisime, bet jūs galite atsidaryti ir prasitestuoti. Tai vaizdų generavimui įvairiam tokiam pasižaidimui lengvam tikrai galima pasižiūrėti. Panašus, bet gatvę neatpažinčiau. Ačiū Jums labai už pasisakymus. Panašumų tikrai yra. Akinukų forma, spalva drabužio panašumas, plaukų atspalvis galbūt, bet, pavyzdžiui, veido struktūra jau visai yra kitokia. Tai kada mes apie vizualą kalbam ir apie įvairius įrankius, tai čia jau nuo jūsų fantazijos, kaip sakau, reikalo, kur galima panaudoti. Ir aš tą savo avatarą vienam studentų žaidimui esu panaudojusi, kur sakau, čia esu aš, o jie sako, ne, čia jau negali būti, kad jūs dirbtinis intelektas taip mato mane. Tai dabar grįžtant prie praktinės dalies, tai ką norėsiu aš jus pasikviesti, tai prisijungti patiems prie Canvos platformos. Tikiuosi, kad jūs ją turite. Tie, kas neturite, tikrai galite pradėti registruotis. Registruokitės kaip mokyklų mokytojai ar universiteto darbuotojai, susiveskite duomenis ir jūs atsidursite darbiniame lange. Kadangi noriu daugiau parodyti jums tokios kaip ir teorinės dalies, esu jau visą pristačiau, dar noriu parodyti jums praktinius pavyzdžius ir patį Canvos darbinį langą. Šiek tiek perspėju, kad mūsų langai gali skirtis, nes mano versija jau yra pati naujausia ir neseniai Canva pakeitė dizainą tiesiog. Bet struktūra, ką jūs matysite kairėje pusėje prisijungia ir kita informacija, tai tikrai jūs visą tą informaciją matote tą pačią. Ir taip pat galite paieškos laukus kelti ar kitus elementus ieškoti. Tai šioje vietoje tai yra pagrindinis darbinis langas. Kadangi keliauju šiek tiek į pavyzdžius ir paskui pristatysiu, kaip galima ir projektus susikurti ir panašiai, tai konkrečiai, kad jūs įsivaizduotumėt šiek tiek, kiek turi Canva pati galimybių ir ką mes galime sukurti ir kuo gali viskas skirtis. Kaip ir minėjau, mes savo veikloje tai taikome labai plačiai. Pavyzdžiui, iš vienų mokymų mokytojams mes kalbėjome apie asmeninius mokymosi planus. Buvo reikalavimas mokymų metu turėti atspausdintus šablonus, kad ne elektroninėje versijoje būtų jie pateikti, o kiekvienas galėtų užsirašyti ranka. Tai man reikėjo 5 užduočių ir visos 5 užduotis buvo paruoštos su Canvos pasirinktu šablonu.
Ir pačiame šablone aš pasikeičiau tekstą, aš pasikeičiau spalvas pagal bendrą ten mokymų motyvą tam tikrą, ko iš manęs reikalavo ir pasiruošiau išankstines užduotis. Tai vėl tai čia yra dar viena dalis, kur jeigu mums reikia atsispausdinti, tie dizainai, jie išlieka tie patys. Apie prezentacijas yra taip pat klausimas, būdavo dažniausias, ar galima parsisiųsti jas PowerPointu, tai dabar geriausia dalis yra tai, kad tikrai galima. Parsisiunčiam PowerPointu, kartais gali būti tam tikrų dizaininių niuansų, bet dažniausiai tie dizaininiai niuansai yra spalviniai arba ten tam tikras motyvas yra skirtingas ir panašiai, bet iš esmės jau jūs gaunate analoginį visą pristatymą ir PowerPoint'e. Tai pavyzdžiui, būna ir pas mus, kurie žmonės nedirba su Canva, bet darom bendrus pristatymus, paruošiu su Canva, parsisiunčiu PowerPoint'e ir tada gali kiti kolegos prisidėti ir kurti kartu. Apie dar vienas, pavyzdžiui, šablonas, kuriame buvo pakeistas, mes čia darėm bendrą vieną užduotį, kur šiame šablone yra pakeistas tik tai tekstas. Va čia yra apie tą subtilybę, kad kartais mes galime improvizuoti, kurti, spalvą susidėti. Šioje vietoje yra pakeistas tik tai tekstinė informacija, kad mokėmėms, kaip mums atvaizduoti, kad kaip panaudoti tą šabloną greičiausiai. Ir šitą šabloną susikuria per 3 minutes. Aišku, mes turime žinoti, ką mes norime parodyti. Tai yra susikūrimas mokymosi strategijos studentam. Toliau keliaujame dar prie pavyzdžių, kaip ir minėjau, patys sertifikatai, tai diplomų dalyje mes dar pasižiūrėsime, kiek visko atrodys. Vėl įvairios užduotys, gal parodysiu šią užduotį, kur mes darėm čia užsieniečiam, hackathonam arba dar kitaip idėjų renginiam, kur jūs galite pasižiūrėti, kad komiksų principus. Irgi mums reikia, kad jie sugeneruotų idėjas, tai yra labai paprasta užduotis, pereiti kelis etapus, kad atsirinkti pagrindinę idėją, kurią jūs vėliau vystys savo verslą, kur tobulins kurs savo verslą studentai. Tai mes turime 5 etapus. Šitie dizainai buvo atspausdinti, kad studentai turėtų kur užsirašyti, diskutuoti, pasižymėti tam tikras mintis. Tai šablone šiame yra pritaikytas jau spalvinis motyvas pagal mūsų Transform for Europe aljanso projektą universiteto ir tuomet jau ten paruošti klausimai ir paruošti atsakymai. Keliaukim šiek tiek dar toliau. Mūsų centras kiekvienais metais išleidžia metinį mokymų planą, nes mokymus organizuojam akademiniam ir neakademiniam darbuotojam ir žinoma visuomeniai. Tai mūsų metinis planas yra visas parengtas su Canva. Ir puslapių tikrai daug. Pats turinio taip pat yra nemažai, bet mes tokią kaip skaitmeninę knygą, nes metinis planas vidutiniškai per metus yra apie 130-150 mokymų. Tai visą mūsų darbuotojai gali pamėnesiui matyti, kada mokymai planuojami, kokie vyks, kokios temos. Sausio mėnesis yra atskirai, tai visą mes knygą galime pasidaryti su pačia Canvos platforma. Ir šitą knygą jau kuria visi mūsų kolegos, kurie dirbame prie Canvos ir kas turim, galim pasitikrinti, pakomentuoti, papildymus padaryti ir panašiai. Įvairūs renginių paruošiami šablonai. Tai čia vėl jūs pasižiūrite renginius, čia yra iš mano hobio ir kitos veiklos, kaip ir minėjau, kad jūs ne tik darbinėje veikloje, bet jeigu atstovaujate tam tikras organizacijas, tai irgi galite ir savanoriškom organizacijom pasidaryti. Šiame šablone jau yra sukeltos mūsų nuotraukos, yra padirbėta su tekstu, bet yra palikta tam tikra struktūra, elementų išdėstymas, kur mums reikėjo, nuorodos yra sudėtos ir papildoma informacija. Tai yra ruošiantis renginiams. Kalbant toliau apie, pavyzdžiui, prezentacijas. Viena iš prezentacijų, jeigu taip keliaujant, štai ką, aš jau jums rodžiau savo prezentaciją, šiandien matėte, skaidres. Tai dar vienas, pavyzdžiui, dizaininiai elementai, kurie išsidėlioja.
čia jau yra ne tik naudotas pats šablonas, bet yra pritaikyta pagal mūsų poreikį, ne? Tai yra pasirinktas stilistinis motyvas yra visai Canvos, o toliau aš jau turėjau darbą tiek su spalvomis, tiek su nuotraukomis, nes pats dizainas buvo ryškiai oranžinis, vadų spalva yra bordo ir mes jau susidėliojom tekstą, pagrindinės nuotraukos visos yra mūsų lektorių, mūsų organizacijos ir tada pristatydėjom skaitmeninės priemonės renginyje, ką yra sukūrę mūsų lektoriai. Kai kurie, tu gali labai laisvai įterpti įvairią medžiagą, ar tiesiog galite pasidėlioti įvairius print screenus pasidaryti iš ten. Aišku, dar su print screenais reikia pasižiūrėti kokybės klausimą, kiek jums neišlieja vaizdo, kiek jums išlieja vaizdus ir panašius dalykus. Tai vėl tie pristatymai, jie gali atrodyti visiškai kitaip ir struktūrizuoja iš karto ir galėsim pažiūrėti tuos žaliavinius šablonus, kaip aš vadinu, kur nieks yra nedaryta, tik tai yra padaryta pagrindinė struktūra ir medžiaga. Tai taip pereiti ir pasižiūrėti, ir čia yra 10 skaidrių pristatymas. Dar kas yra pačioje platformoje smagu, kad jeigu tu darai prezentaciją, tai tau iš karto prezentacijai ir pasiūlo 15 skaidrių paketą. Jūs įsivaizduokit, kad jums nereikia nuo pirmos skaidrės kurti, o jūs keliaujate per visą paketą ir jūs pasižiūrite, ko man nereikia, gal man tos dalies nereikia, gal aš čia neturėsiu ką teksto įdėti ir panašiai. Tai taip galite susidėlioti visą reikalingą turinį. Ir dar iš pavyzdžių, to jau grįžkime, ir apie knygas, tai irgi dar vienas iš tokių niuansų. Iš tikrųjų, laiko prasme, tai tikrai labai priklauso nuo to, ką jūs darysite. Diplomą jums tikrai užteks paruošti 3-4 minučių. Jeigu mes kalbam apie skaitmeninės knygos susikūrimą, tai jau čia yra leidinys 107 puslapių, man ją sumaketuoti užtruko 2 dienas. Bet aš jau turėjau visą tekstą parašytą, tiesiog reikėjo sudėlioti užduotis, sudėlioti visą aprašomąją dalį ir va čia iš tikrųjų, kai turim daug labai projektų, Erasmus įvairius projektus, kur kartais nėra net numatyta maketavimo išlaidos, tuomet Canva yra labai puikus įrankis, kur vieno darbuotojo kaštai yra parengti visą leidinį ir tai yra elektroninis leidinys. Jisai spaudai nebuvo pritaikomas, bet buvo padarytas elektroniniu variantu, elektroniniu modeliu ir dar studentam įkeltos įvairios užduotis, kur jie turėjo įsivertinti ir atlikti Canvos užduotis. Tai vėl jūs galite pasižiūrėti, kada galima maketuoti ir pačius leidinius. Tai, kaip ir minėjau, nuo jūsų veiklos, nuo jūsų tipo, ką jūs norite atlikti, kaip jūs norite pasižiūrėti, ką jums reikia perteikti, tai ir priklauso. Mes ir mokymo aprašymus darom ir įvairias, pavyzdžiui, rekomendacijas apie skaitmeninius įrankius, vėl irgi sumaketuota, parašta ta informacija su Canvos programa. Jeigu kažkas iš pavyzdžių, tai galite irgi dar užduoti klausimus, o dabar keliauju dar prie visai praktinės dalies, kur noriu parodyti pagrindinius darbinius langus ir kas yra naujo atsiradę, kur galima pasižiūrėti, kad visai naujai galime pasidaryti. Grįžtant į titulinį puslapį, yra grįžtama per namuko funkciją. Ir matau, kad daugiausia klausimų krenta apie lietuvių kalbą, tai jeigu esate Canvoj, tai noriu iškart parodyti, kur pasirinkti kalbą. Atkeliaujate į dešiniame ekrano kampe, jūs matote tą standartinį nustatymų ratą. Paspaudžiate nuostatas arba angliškai settings ir atidaro jūsų nuostatų pirmąjį langą. Ir keliaujate šiek tiek žemiau, yra kalba arba language, čia pasirinkite lietuvių kalbą. Ir jums Canva automatiškai pavers į visą lietuvių kalbą. Jūs galėsite pasižiūrėti. Tai dar kartelį dešiniame ekrano kampe, taip kaip sėdite, ne pagal dešiniame ekrano kampe, paspaudus ant žodžio settings arba nuostatos, jūs galite perskeisti savo kalbą
Lygiai taip pat, kam yra įdomu, galite pasižiūrėti atsiskaitimus ir planus, kokius įkainius jum Canva šiai dienai siūlo, jeigu jūs turite nemokamas versijas. Nepamirškit, jeigu jūs esat mokyklų mokytojai, nevyriausybinių organizacijų atstovai, jūs tikrai galite rašyti Canvai, anksčiau prašydavo įkelti darbo sutartis, dabar irgi prašo parodyti internetinę svetainę. Jums gali pasiūlyti visas pro versijos galimybės nemokamai. Iš šio lango, paspaudus ant žodžio Canva, jūs vėl grįšite į savo darbinį lauką. Šioje vietoje darbinėme lauke pradėsiu aš jums nuo kairės ekrano pusės, kad jūs pasižiūrėtumėt. Dar vidury pačiame ekrano jūs matot, aš jums buvau atidariusi pavyzdžių įvairių šablonų, jie visi įkrito į mano tą vadinamą darbinį langą. Niuansas yra toks, kad tikrai labai yra naudinga šioje vietoje turėti tuo, kad jeigu jums dingsta elektra, o jūs kūrėte tuo metu programą, pristatymą ar dar kažkur, ar darėte užduotį, lieka išsaugotas šablonas toje pačioje vietoje, kurioje sustojate. Tai niekur nieks nedingsta, tiesiog vėl atsidarote Canva, pasižiūrite naujausi dizainai ir lygiai toje pačioje vietoje jūs atsidarote ir dirbate toliau. Tai yra internetinė platforma. Jūs galite turėti ją parsisiųsti ir į savo kompiuterį, galite turėti kaip apps programėlę savo telefone. Aš programėlę naudoju tada, kada ruošiuosi pristatymam ir aš noriu peržvelgti dar kartą savo pristatymą, ką aš noriu pristatyti, ką aš noriu papasakoti. Bet kurti maketus ir dizainus yra gana sudėtinga. Mažas ekranas ir stilistiškai visko nesimato, ko mes norim. Tai šioje vietoje jau rekomenduoju naudotis kompiuterio tą visą sistemą. Ir tuomet, žiūrint toliau, kaip ir minėjau, visi dizainai čia taip pat išsisaugo. Grįžtant į kairę ekrano pusę, kurioje vietoje dabar ieškoti šablonų, pasirenkat skiltį šablonai ir čia jums atsidaro visas pasiūlymų medis. Kada paspaudžiat dar kartelį ne ant paties žodžio šablonai, o ant rodyklėlės, jums atsidaro dar kiek yra tų pačių turinių ir kiek visko galite pasirinkti. Tai pavyzdžiui, kada pasakojau, galima kartu atsidaryti dalį verslui, tai jeigu, pavyzdžiui, jūsų moksleiviai, studentai kuria verslą, simuliacinę, pavyzdžiui, įmonę arba bando žaisti verslą, tai visas šitas paketas, kur jie gali pasidaryti tiek pateikti, skrajutes, svetainę savo susikurti, įvairius planus, firminius blankus, vizitinės korteles, jie pilnai gali atsidarę čia keliauti ir kurti. Kada galite, kas nenaudojate ir esate pirmą kartą pasižiūrėti dalį mokslui, tai mokslui vėl yra pagal klases, pagal temas, ką mokote, bet čia yra tikrai daugiau yra mokyklom pavyzdžių, negu galima būtų pasižiūrėti, kad galima būtų pasižiūrėti, pavyzdžiui, aukštųjų mokyklų. Aukštųjų mokyklų dėstytojams naršykite per visus šablonus ir pasižiūrėkite, ką siūlo, nes mokslai daugiau yra tikrai orientuota į mokyklas. Ir Canvos ir buvo iš tikrųjų pati pradžia ir istorija nuo to, kad Canva iš pradžių susikūrė verslui ir jie norėjo palengvinti verslo dalį, nes tikrai dideli kaštai maketavimui ir dizainui iškeliauja, jeigu samdom visus žmonės. Ir tik tada atrado švietimo sektorius, o per COVID švietimo sektorius buvo vienas didžiausių Canvos naudotojų. Tai puikiai atrado visus išteklius. Kas esat Canvoje ir pažengę ir galbūt jau ne kartą naudojat ir bandot, atraskit vaizdo įrašų dalį, kur čia jau jūs galite montuoti, kurti įvairius vaizdo įrašus, nebūtinai net savo nufilmuotus, bet kažkokį tekstą gal norite perteikti ir Canva turi labai didelę duomenų bazę, kuo jūs galite pasinaudoti šitoje vietoje. Dar vienas užduočių dalis tiem, kurie yra pažengę, yra, pavyzdžiui, jeigu jūs norite daryti kažkokį įdomesnį, interaktyvesnį užduotį, panaudokite svetainių šabloną. Svetainių šablonas leidžia šiek tiek dar kitą iššūkį patirti,
Tai nėra tiesiog prezentacija ar tiesiog pristatymo tam tikri elementai, bet jau yra interaktyvumas, jungimasis su kitomis platformomis, pridėjimas kitų veiksmų, kur vedantis ir viską galima turėti vienoje erdvėje. Tai pasižiūrint per meniu ir aš dar kol kas nekeliauju visiškai į patį turinį, bet peržiūrint meniu, jūs matysite, kiek iš visokių variantų galite pasirinkti. Vėl rinkodaros dalis, kaip ir minėjau, Canva buvo kurta verslui. Mūsų kalbininkai mėgsta tikrai naudoti dar Geniali platformą ir galbūt iš jūsų yra naudotojų, kurie naudoja Geniali. Tai irgi labai yra panaši, dizainų kiekių ir šablonų šiek tiek mažesnė, bet ko neturi dar Canva, o turi Geniali, tai yra žaidybinius elementus. Įvairius kvizus, pabėgimo kambarius. Tai kartais yra naudinga integruoti abi platformas. Jeigu susikuriam Geniali pabėgimo kambarį, tai čia galime sukurti likusias užduočių dalis. Ir ta integracija yra laisva ir galimybės yra labai plačios. Tai dabar grįžtant prie pačių šablonų, tą visą meniu apžvelgiau ir dabar pasižiūrėkime dar kartu darbinį langą ir norėsiu šiek tiek atkreipti dėmesį. Galite keliauti kartu su manimi, pasirinkti skiltį pateiktys ir kada jūs pasirenkat skiltį pateiktys, atsidaro jums visas paieškos laukas. Galite ieškoti pagal tam tikras tematinės pateiktis. Arba tiesiog pakeliaukite žemyn ir jūs matote, šablonų pateikčių yra 20 000, bet čia yra jie visi ir mokami, ir nemokami. Kaip atskirti, ar tai yra mokamas ar nemokamas, tai jeigu užkeliaujate, pats pirmasis šablonas pas mane yra su karūnėle ir užrašyta profams. Tai jau galime matyti, kad šis šablonas yra mokamas. Jeigu sekantis šablonas, nėra jokio užrašo nei karūnėlės, nei profams, jisai yra nemokamas, jūs pilnai viską galite jame naudotis, parsisiųsti visus kitus elementus, pasilikti ir koreguoti taip, kaip jums norisi. Vėl keliaukite sekantis, rašo profams, dar kitas profams, 5 šablonas jau vėl yra nemokamas ir gali naudoti visi, kurie nori. Tai aš pasirinku šiai dienai tą patį pirmąjį nemokamą šabloną, kad visiems būtų paprasčiau. Jums tada pasiūlys gal dar kitokių, norite pasižiūrėti. Jeigu taip, vieni sako, kad pradedant ieškoti, čia yra tikros džiunglės ir net nežinai, ko norėti. Tai tame tiesos yra ir pati ta platforma siūlo labai daug, bet kaip ir minėjau, per laiką jūs vis tiek atrasite stilių, ir atrasite tai, kas jums patinka ir kaip jūs galėtumėte susidėlioti visą savo turinį. Dar kartelį, kam neišeina, jeigu jūs esate šiame lange, jums reikia paspausti vieną kartą su kairioje versijoje esančioje kairiu pelytės mygtuku ir jums taip pat atidarys tą šabloną. Atvaizdavimas kitoks mokamoje versijoje, bet nemokamoje versijoje lygiai taip pat pasirenkamas yra šablonas. Aš paskui jau pabaigoje prie diskusijos galėsiu parodyti ir nemokamoje versijoje, kaip atrodo, nes dar turiu ir kitą, kad atrodytų ekranas taip pat. Tinkinti šį šabloną, lietuvybės yra ne visos išverstos teisingai, netgi kai kur jūs rasite ir angliškų žodžių. Ir pavyzdžiui, aš jau pasirinkau ir man atidarė patį pirmąjį šabloninį langą. Jeigu aš noriu atsidaryti visą dizainą, čia yra darbinis langas, kurį aš jums noriu parodyti ir atkreipti dėmesį, kaip yra kuriami jūsų visi elementai. Tai jeigu mes atsidarėm darbinį langą, atkreipkite dėmesį į kairėją ekrano pusę. Čia galimybės jau yra ir su kitais įrankiais integruotas, ir dirbtinio intelekto įrankiai, ir įvairus kitas funkcionalumas, kurį galite išnaudoti. Tai darbinis langas jums tikrai primins Microsoft'o siūlomas dalis, rodys ir viršuj ir visas korekcijas elementus, ką mes galime daryti. Bet dabar pradėkime nuo kairiojo lango, kiek mes dar turime laiko. Ir kairiajame ekrano lange jūs galite rinktis kitus dizainus. Jau netgi siūlo, pavyzdžiui,
gal man šitas dizainas nepatiko, bet aš norėčiau kitą dizainą pasižiūrėti. Pasirinkite galite kitą dizainą ir aš sakyčiau, kad prisitaikysiu visas 10 skaidrių, paspaudus taikyti, man įkelia visas skaidres, kurios yra pasiūlomos kaip šablonas. Ir ką aš pasakojau ir ką siūlau atkreipti dėmesį, tai jeigu mes keliaujame per šabloną, jūs matėte, aš nieko daugiau nesu dariusi šiame šablone, tik tai apie tai, kad pasižiūrėkime stilių. Visas jisai yra vieningo stiliaus, yra spalvos, yra nuotraukos, yra šriftai parinkti. Ir jeigu taip norėčiau, pavyzdžiui, šiandien jums ruošiau pristatymą apie Canvą ir turiu daug ką pasakyti, bet nieko nenoriu keisti, staiga laiko nebėra ir turiu padaryti greitai, tai aš tiesiog galiu pasikeisti pagrindinę informaciją, galbūt nuotraukos, nes ne visai į temą, bet visą stilistiką išlaikyti tokią pačią. Tai jau ką jūs gaunat visame tame pakete, tai įkeltą visą bendrą dizainą ir šabloną. Ir aš taip keliauju per visą savo, jeigu aš čia kokią geografiją mokau, tai vat ir dar nuotraukos tiktų pagal geografijos pamokos turinį. Antroji dalis yra elementai. Vėl elementų visuma yra labai didelė, tai dar kol kas nerodžiau jums įsikėlimų pagrindinių, bet tuoj pademonstruosiu. Tai vėl, kada mes turim ir lipnius lapelius, turime ir nuotraukas, ir video įrašus, netgi muziką galime susikelti, jeigu mums reikia, pavyzdžiui, muzikinio pristatymo ir su įvairiais tonais. Kur yra Canvos silpnoji vieta? Tai silpnoji vieta yra lentelės ir grafikai ir diagramos. Tai jeigu ką mes galime padaryti tikrai su PowerPoint'u, ką galima padaryti su Word, bet atkreipkite dėmesį, kad pavyzdžiui, jūs galite nusibraižyti puikią schemą organizacinę PowerPoint'e, copy, paste, jis gali atsidurti Canvoj. Bet taip gerai subraižyti, sulygiuoti, sudėlioti visą schematinį vaizdavimą, dar šiandien Canva to nepadaro, nes jinai daugiau yra į grožį, į visumą, į vizualą, bet kai kuriuose vietose turi niuansų, kaip ir minėjau. Tai pavyzdžiui, lentelių tipai yra gana primityvūs, paprasti ir tada jau mes galim dirbti su ta lentele. Kaip ir minėjau, diagramos, galite, kas turite atsidarę, galite pasižiūrėti. Diagramos irgi yra visiškai specifinės. Mes savo darbuose tikrai naudojam kitokias, tikrai naudojam daugiau ir vaizdingesnės, net duomenų atvaizdavimų yra visai kitaip. Mokant moksleivius ir studentus, jiem to pakanka, jeigu tai yra paprastų duomenų atvaizdavimas, bet jeigu kuriant ir ten, sakykime, demonstruojant mokslinių tyrimų duomenis, tai jau bus pakankamai sudėtinga pasidaryti. Ir tai elementų visuma yra labai daug. Vienas elementas, kurie dar nei kartą nedarė, tai yra tai, kad rėmeliai yra tas standartinis žalia pieva, debesėlis ir mėlynas fonas, tai yra tam tikras rėmelis, į kurį mes keliame nuotraukas ir kitas vaizdinės priemonės. Tai jeigu mes norime įkelti papildomą informaciją, tai mums reikia tą tokį rėmelį turėti, kad galėtumėm atvaizduoti arba pavaizduoti ir pasidaryti ten, kur mums norisi arba kaip mums norisi. Taip pat yra tinklelis ir vėl kiti maketai ir dar papildomos kolekcijos, kur yra tam tikra ikonografija ir grafiniai elementai. Toliau yra tekstinė dalis, yra prekės ženklo, tai va čia tiems, kurie turi mokamą versiją, dėja nemokama versija šitos galimybės neturi. Kada mes turime tam tikrą prekės ženklą, organizacijos spalvinius motyvus, mes galime visas dalis čia susidėlioti ir visą laiką jos bus. Šriftus įsitraukti, spalvas, logotipus, visą kitą struktūrą susidėlioti, tam, kad matytumėm visą informaciją ir visą laiką galėtumėm pasinaudoti. Tai ypač, kas yra, pavyzdžiui, iš verslo pusės, tai yra labai patogu, kad jums nereikės niekur ieškoti arba kiekvieną kartą įsidėti logotipą. Arba jeigu ir savo organizacijai jūs ruošiat pristatymus, tai aš visada vadų logotipą jau turiu ir atskirai man jo įkelinėti nereikės. Tuomet yra įkelti failai, kas Canvoje ir šiek tiek rūšiuojasi, bet iš esmės jau ką įkėlėt iš vaizdinės medžiagos, tą jūs ir turėsite visada Canvoj.
Tai galite pasivadinti ir nuotraukas, galite pasivadinti vaizdinius įrašus įsikelti. Pavyzdžiui, jeigu jūs filmavote savo paskaitas, užduotis, moksleiviai filmavo, kūrė paskaitas, užduotis, irgi jie gali įkelti būti į Canvą ir žinoma garso įrašus. Man yra tekę dirbti su podcastais arba taip vadinamais tinklalaidėm. Vienam projektui įsipareigojom paruošti tinklalaides, tai Canva man padėjo šiek tiek iškarpyti tose vietose, kurioje ten buvo tarpai tarp atsakymų, tarp klausimų tarpai ir panašiai. Toliau keliaujam, mes turim tą patį piešimo principą, jeigu norite taikyti su savo tiksline grupe. Apie projektinę dalį jūs matėte ir pagrindinėme lange, kur yra projektai, tai jau čia aš galiu savo dizainus sukurtus rūšiuoti. Kada dirbi daug metų, tai jų tikrai pasidaro labai daug. Tai ir apie mokymus, galiu atskirai susidėti savo organizacijos dizainus, galiu atskirai sudėti medžiagą studentam, kur yra paskaitos. Tai čia yra jau tuomet projektai, neįsivaizduokit tos kaip mūsų standartinius projektus, bet tuos vadina dizaininius projektus, kur jūs taikėt. Turite hobių, kam kuriate vizualus ir dizainus, irgi galite susidėti ir jums rasti bus lengviau. Nes darbinėme jūsų lange, tam pagrindinėme lange, kada jūs atsidarot, tai ten yra absoliučiai viskas. Tai tiesiog tada reikia, važiuojam žemyn, tai kur tas mano dizainas, kurį kažkada kūriau. Tai yra labai patogu rūšiuoti. Jeigu mes kalbam atskirai, dar keliaujam ir į dirbtinio intelekto įvairius iš įvairias programėlės, tai aš jau ten gilyn nebeisiu ir dėl mūsų laiko stokos, tai jūs galite pasižiūrėti, pavyzdžiui, tiksliųjų mokslų kolegoms labai būna aktualu formulių rašymas, ko anksčiau Canva neturėjo ir tikrai nebuvo galimybės parašyti x kvadratu arba h2o. Tai šiandien netgi yra irgi speciali programėlė, kur jūs galite pilnai rašyti visokias formulės, schemas pasidaryti ir panašiai. Tai šitoje vietoje jau meniu yra dalis, kuri yra labai plati. Vėl, kada mes turime patį darbinį lauką ir dar pasibandysime parsisintimo galimybės, kad jūs pažiūrėtumėt kiek. Visi elementai yra judantis. Viską mes galime pakeisti, ką mes norime, galime ištrinti, pridėti, patraukti, perrašyti ir pasidėlioti. Tai šioje vietoje, jeigu jūs turite kažką įsikėlę ir matote viršuje ties kiekvienu momentu, tie, kas turi nemokamą versiją, jums iškart rodo paspaudus jau tą meniu juostą, jums atsiranda, ką jūs galite daryti. Pavyzdžiui, labai yra patogi funkcija background remover, tai yra tos fono pašalinimas, bet jinai dėja yra tik tai mokamoje versijoje. Jau kas turi nemokamą versiją, to pasidaryti negalės. Tai, bet galima redaguoti nuotraukas, apversti, pakeisti stilių. Tai čia jau labai daug tokių elementų, netgi, pavyzdžiui, apsukti nuotrauką, nes žinot, dabar yra, kada nusifotkini prie plakato, jeigu fotkini ne tave kažkas fotografuoja, daraisi selfie, tai žodžiai yra į kitą pusę. Pavadinimas konferencijos. Tada įsikeli į Canvą, apsisuki nuotrauką arba jau kai kurie netgi telefonai turi apsukimo nuotrauką, kur jau žodžiai yra tvarkingi ir aš galiu viešinti į socialinius tinklus. Lygiai taip pat paprastai tvarkosi tekstas, lygiai taip pat trinasi tekstas su delete mygtuku, tai čia gal į detalės, jeigu kažkam norisi, sakykit. Ir tuomet galėsime pasižiūrėti dar detaliau, bet iš esmės standartinis funkcionalumas, jūs viską galite koreguotis, kaip jau jūs esate įpratę. Kada pradėjau su Canva dirbti 2013 metais, tai buvo niuansas toks, kad turėjo tik tai 2 lietuviškus šriftus. Tai jeigu norėdavom parašyti tekstą lietuvių kalba, tai tie lietuvių kalbos šriftai buvo tik tai 2. Šiai dienai tokių kliūčių mes neturim, mes turim labai gražius stilius, visaip galime pasikeisti. Tik kartais, kai jūs pasiėmėte darbinį šabloną, jūs galite, pavyzdžiui, pasirašyti ir galite matyti šiek tiek iškarpytas raides arba netitinkančias, nežinot, sumažinamą jums stilių ir panašiai. Tai šioje vietoje jūs galite pasižiūrėti ir tada jau tiesiog pasikeičiame norimą ir turimą stilių. Kas yra dar geri
dalykai ir niuansai keletas. Tai dabar keliaukim į dešinę ekrano pusę ir kur yra pagrindiniai mygtukai. Tai čia apie tas dalinimosi galimybes, ir šioje vietoje jūs galite matyti, ką aš galiu su kuo pasidalinti. Netgi ir dabar, jeigu su kažkuo aš dirbčiau šitame pristatyme, aš galiu jus pakviesti į savo grupę, kad jūs prisijungtumėt man prie šio dizaino ir jūs dirbtumėt su manim kartu. Ir jūs turėsite visą ten pro versijos funkcionalumą. Nesiskiria tų žmonių, kuriuos aš pasikviečiu funkcionalumas. Tuomet mes turime tam tikrus įžvalgas, statistinius elementus, ką galima peržiūrėti. Mes galime pakomentuoti mano dizainą ir patys tie komentarai gali skirtis ir įrašyti, kad, pavyzdžiui, papildyčiau, kažką pakeisčiau. Netgi kada moksleiviai ar studentai, pavyzdžiui, vertina kitų pristatymus arba verslo planus paruoštus, jie gali tiesiog įrašyti kaip komentarus, kad jie negali keisti užduoties, bet komentarą tokį kaip ir palikti. Ir pateiktis, kadangi tai yra pristatymo šablonas, aš galiu jums jas pademonstruoti, galiu padaryti vaizdo įrašą. Ko anksčiau nebuvo ir kas dabar yra, tai yra tai, kad aš galiu mūsų pristatymą, ką aš jums šiandien darau, įrašinėju jums per Teamsus, bet atskirai aš galiu įrašyti tai ir Canva platformoje ir susitvarkyti dar tą video. Kam reikia, kad būtų, pavyzdžiui, jūsų veiklos su įrašais. Tai gana atrodo reprezentatyviai ir tikrai pakankamai kokybiškai padaro, nes dirbama su kompiuterio kamera ir galima pasižiūrėti ir dar pakeisti, jeigu kažką tai nori daryti kitaip. Ir tada atsidaro dar ir dalinimosi funkcija, tai čia atkreipsiu vėl į kelis momentus dėmesį. Tuoj pasidalinsiu savo dizainu su jumis, pasižiūrėsime, ar Canva neužlūš nuo teka srauto, pabandysite prisijungti. Tai va tas dalinimosi nuoroda, kaip ir minėjau, kad jeigu aš galiu paspausti collaboration link, matot, kad ir lietuvių kalba, bet ne viską išverčia, tikrai taip nuoširdžiai, ne visas detalės. Tai mes galime pasižiūrėti, kad pavyzdžiui, aš galiu dalinti su jumis tik nuorodą, kad jūs nieko negalite daryti. Kas yra su Canva medžiaga, visais vizualais, tai čia reikėtų atkreipti dėmesį, kad jie yra sunkus, taip sakant. Jeigu jūs su PowerPoint'u galite turėti labai gražias kokybiškas skaidres apie 5 megabaitus, tai su Canva tikėtina, kad jūs jas turėsite 10-12 megabaitų. Tai tie dizainai, viso grafiniai elementai turi tam tikro svorio ir kai jau jūs norėsite dalintis, pavyzdžiui, ar siųsti paštais, jeigu yra ribojimas, tai tada reikia atkreipti į šį dėmesį. Todėl Canva padarė tą lankstumą su nuoroda, kad galima viską dalintis per nuorodą, jeigu tik tai peržiūrėti, parsisiuntimo galimybės dar atskirai parodysiu. Ir, pavyzdžiui, leidžiama redaguoti, ne? Kad jūs galėtumėt visi paredaguoti ir kopijuoti nuorodą. Tai dabar šį veiksmą, kas esate, galite tikrai prisijungti ir pasižiūrėti, ar jums atidaro ir ką jums atidaro. To jau aš įdėsiu į mūsų susirašinėjimo langą. Jūs turėtumėt netgi tie, kurie esate neprisijungę, atsidaryti ir pasižiūrėkite, kas vyksta mano lauke. Aš viršuje matau visus, kurie prisijungia prie mano Canva šablonų. Ir čia yra patogumas toks, kad jūs nenukeliausite į mano darbinį failą, į kitus mano failus, į kitas mano visus dizainus, jūs to nematysite, jūs turite galimybę prisijungti tik prie mano dizaino. Ir va čia tų žmonių, kiek visus dar leidžia prijungti. Tai tie, kurie prisijungia, yra viena užduotis - nukeliauti į elementą ir ant šios skaidrės įdėti vieną judantį elementą. O aš dar pasakosiu šiek tiek toliau. Tai mes čia galim visi ir, kaip ir minėjau, kad galite ir tie, kurie net neturi Canva, va jau kažkas ir video įdeda, tai randate ten tuos elementus, tai šiek tiek paimprovizuokite šią skaidrėje. Tai aš pasidalinau, lygiai taip pat aš galiu uždrausti jums dalintis ir mano nuoroda nebeveiks. Toliau keliaukime į atsisiuntimo galimybės. Dabar pasižiūrėkite, kas atsitiko. Ir ačiū, kas įdėjote judantį paveikslą.
Kada Canva iškart siūlo, kaip jums parsisiųsti visus tuos, kaip jums parsisiųsti pačią prezentaciją. Tai gali būti PDF formatu, bet atsidarę plačiau jūs galite rasti ir PPT formatą. Kas dar esate nebandę, pabandykit parsisiųsti PPT formatu, kad pasižiūrėtumėt, kaip vyksta. Ir iškart perspėja, kad jeigu aš noriu parsisiųsti PDF formatu, nebus galimybės peržiūrėti video. Tai čia turėkit omeny, kad jeigu pridedat judančių elementų, video įvairios informacijos, PDF-as jums automatiškai tai išjungia. PowerPointas ne visus dar palaiko ten, jeigu įdėsite vieną, pavyzdžiui, šokinėjantį žmogelį per viską, ne visus palaikys. Bet judantis elementai, tada jau siūlo ten parsisiųsti kaip filmuką. Tokiu atveju yra ženkliai patogiau naudoti nuorodą. Tiesiog įdedat nuorodą ir viskas. Tai čia yra atsisiuntimo galimybių yra labai daug. Viešinimo informacija, kada jūs viešinate socialiniuose tinkluose, labai rekomenduoju siųstis PNG formatu. Jisai turi aukštesnę raišką. JPG gali jums šiek tiek turėti to išplaukimo ir ne viską galėsite padaryti, o PNG formatas turi aukštesnę raišką ir jau jūs tada galite viešinti į socialinius tinklus, dėti kaip nuotraukas, kaip grafikus, tam tikrus elementus. Ir netgi, kada jūs parsisiunčiate pavyzdžiui, spausdinti užduotis spausdiname jau tada spausdinys PDF formatas, jis irgi yra aukštesnės raiškos. Tada yra, kad aš galiu jums pateiktis pademonstruoti. Dar viena naudinga dalis yra viešojo peržiūrėjimo nuoroda. Pavyzdžiui, jūs prašytumėt manęs skaidrių, bet skaidrėse ten nebuvo daug informacijos. Pagrinde mes dirbame dabartiniam darbiniam lange, atsiprašau, tai aš galėčiau su jumis pasidalinti viešojo peržiūrėjimo nuorodą. Jūs galite persižiūrėti, jūs negalėtumėte atsisiųsti mano prezentacijos, po mokymų dar kartą pasižiūrėti ir tada ta prezentacija yra viešai prieinama, po kurio laiko aš galiu išjungti viešojo peržiūrėjimo nuorodą ir jūs daryti nieko negalėsite. Spausdinimo funkciją siūlo ir Canva, bet čia siūlau nesinaudoti dėl to, kad tai yra labai labai brangu, nes turėkit omeny, kad tai yra australų kompanija ir tada iš Europos ten kažkur spausdina. Man yra pasako istorijų, kad užsisakė, bet gavo 5 skrajutes už $12. Tai čia yra taip, verslam vietiniam yra tikrai naudinga, bet iš esmės patiems mums neverta ir nereikia naudotis. Pristatymo įrašas, prekės ženklo ir visą laiką dar galite žiūrėti viską ir čia atsidaro dar platesnės galimybės. Įrašymas, tiesiogiai dalinamasis į socialinius tinklus. Vėl kitokios programos, prie kurių aš galiu prijungti pačią Canva ir demonstruotis, prie kurio aš galiu prijungti ir kažkas klausėte apie QR kodus, tai QR kodai yra šioje vietoje. Žiūrėti daugiau jūs galite generuoti ir QR kodus savo pačiam pristatymui, savo užduočiai tam tikrai ir parsisiųsti QR kodą ar įsidėti į kažkurį tai puslapį, kurį norėsite. Lygiai taip pat, jeigu, pavyzdžiui, darote klausimus su slaido programa ir norėsite, kad būtų kažkuriam Canvos puslapyje, tai va čia įsidėję slaido nuorodą, sugeneruojate QR kodą ir jisai gali atsirasti pas jūs pagrindinėme puslapyje. Matot, jeigu aš noriu tiesiog Canvos generuoti, man net neleidžia, prašo įdėkite tam tikrą skaidrė tikrai nesikeičia, mes esam tam pačiam lauke ir tai pačiam jau čia pas mane ir formulių prirašė, ko tik tai nesimato. Tai jūs turėtumėt matyti tik tai judantį pagrindinį langą. Ar dar kažkam yra problemos su garsu? Ne, tikrai girdim. Ačiū. Tai čia yra pagrindinis darbinis funkcionalumas ir to pagrindinio darbinio lango erdvė, kurioje jūs galite viską daryti. O kaip ir dar papildomų programų, kas ieškojote, tai jeigu pasispausite kairiame lange, kur yra programos,
Tai jau čia pasiūlymai vėl yra begaliniai, nuo garso tvarkymo, fono tvarkymo, įrašų, populiariausios programos dirbtinio intelekto kaip DALL-E, iliustracijų generavimui ir kitos pasižiūrėti. Tai pavyzdžiui, su avatarais tai tikrai labai gražiai ir studentai pasidaro na, tą avatarų metodą ir žaidybinius elementus, kada sakom, kad mes norim, prognozuoja technologijų ekspertai, futuristai, kad ateityje internete jau mes neturėsim savo nuotraukų, turėsim avatarus. Tai praktiškai iš esmės jų galimybių yra labai labai daug. Kitas labai niuansas, kurio dar neparodžiau, tai yra 2 dalykai, tai yra nuotraukos įkėlimas arba video įkėlimas. Tai gal tiesiog aš jum parodau apie video įkėlimą, tai yra paprasčiausias būdas šiai dienai, kada mes kalbam, sako, na, ar reikia kažkaip integruoti ir panašiai, ką Canva padaro, vat vėl apie draugiškumą pačios platformos, kad paprastą video aš tiesiog nusikopijuoju nuorodą ir aš norėčiau, kad mano video būtų kažkuriame vienoje iš skaidrių. Tai man užtenka padaryti, nusikopijuoti nuorodą ir su Ctrl+V arba paste įsikelti. Ir va čia yra įvairių, jau nebereikia dar, kur rodžiau, keltis per video įrašus, bet jeigu jau yra kažkur arba jūsų organizacijos, pavyzdžiui, pristatymas, jūs lengvai galite įsikelti, visur perkelti, pridėti papildomai pasileisti tą video tada, kai demonstruosite. Ir čia jau tai pasitalpina pati video informacija į visą šitą pristatymą. Tai čia jau reikia nebijoti to eksperimentuoti ir tas funkcionalumas yra gana draugiškas ir šiai dienai patogus. Netgi, kaip ir minėjau, su tekstu, kada jūs turite tekstą, vaizdą tam tikrą ar nuotraukas, kurios yra jūsų, pavyzdžiui, paruoštame Word aprašyme, na, rašėt leidinį ir jums reikia susidėti tą medžiagą, tai copy paste yra paprasčiausia funkcija ir jūs bet kur lape galite įsikelti tą savo vaizdą arba tekstą. Tik turėkit omeny su vaizdo priemonėm, pasižiūrėkite jų kokybę. Pasižiūrėkite, kaip tas paveikslas atrodo ir ar tas paveikslas nėra išplaukęs visą laiką per pačią demonstravimo dalį, per pačią demonstravimo funkciją galite pasižiūrėti. Nes vėl Canva uždės maksimalią kokybę, čia aš jums rodau 38%, aš galiu įsididinti, kaip tai atrodys. Canva jums uždės maksimalią kokybę ir prieš pristatymus, prieš įdedant į socialinius tinklus ar išsiunčiat, dar kartą pasižiūrėkit, ar viskas matosi. Ir lygiai taip pat ir su socialiniais tinklais, pavyzdžiui, jeigu reklamuojat savo organizacijos renginius, aš jums dar visiškai pabaigai dabar pagalvojau, parodysiu vieną tokį dizainą ir vieną loginę užduotį, kur pasižiūrėti, į ką atkreipti dėmesį. Tai jau yra niuansai, jie atsiranda per praktiką ir kuo turėsit daugiau praktikos, tuo jums matysite tą akis įgus pasižiūrėti, kaip tai atrodys. Tai mes turime universitete trenerių kursų programą ir užsakinėjame ir perkame reklamą, kai pasileidinėjom, užsakinėjom reklamą socialiniam tinklam. Ir jeigu turėsit mokymų programas, studijų programas, na irgi yra biudžeto, tada gali užsakinėti reklamą socialiniam tinklam. Dabar pasižiūrėkite atidžiai ir tokia paskutinė praktinė užduotis, kuo skiriasi šie dizainai. Tai yra, matot, pirmas dizainas, tai buvo pirma nuotrauka reklaminė, buvo antra nuotrauka reklaminė, ir tas pats principas ir tikrai tas pats principas. Tai mano klausimas yra toks, kurias mes naudojame reklamai, tai yra pirmą, antrą ar trečią, ketvirtą ir kodėl? Pirma, galiu dar biškį padidinti. Antra. Trečia. Ketvirta.
Naudojam, čia yra gauti žmonių sutikimai ir kada turi sutikimą, galima tikrai naudoti reklamai nuotraukas, bet ne, turi būti žmonių sutikimas. Mhm. Šiaip jie iš esmės yra panašūs, bet čia yra vienas dizaininis niuansas. Reklamai buvo naudoti 2 dizainai. Tai mano klausimas 1, 2 ar 3, 4 ir kaip manot, kodėl? Mhm. Dauguma esat teisūs, kad bet irgi jau matot ir drabužis panašus, tai čia stiliaus mes taip specialiai ir nederinom. Tai yra 1 ir 2, bet atkreipkit dėmesį į vienintelį niuansą, tai yra teksto atitraukimą nuo krašto. Tai čia vat čia yra va tos visos, iki ko paskui per praktiką ateini, kadangi šis tekstas, jisai yra čiut arčiau krašto ir kada tu įkeli reklamai, tau nukerpa visas pirmas raides. Tai nesimato V, T, K, tada L, V. Tai mes turėjome dizaine atitraukti per, matot, čia geras 1,5 centimetro tekstą, kad mums dizainas tilptų į reklaminį foną. Tai čia yra tokia vat, kur tikrai ateina kai kurie dalykai visiškai per praktiką ir netikėtai, nes paleidinėjom reklamas ir aš taip žiūriu, sakau, čia kodėl, sakau, nes neturėtų kaip ir talpinti, bet pasirodo ne, kad ne visi dizainai atitinka tuos kitų vat, išorinių įrankių reikalavimus ir subtilybės. Tai aš noriu palinkėti visiškai pabaigai ir tikriausiai pasilikti klausimam, kad nebijokite eksperimentuokite, būkit drąsūs ir kūrybiški ir išnaudokit maksimaliai visas turimas galimybes. Pasižiūrėti, kas tinka, kas patinka, kas nepatinka. Gali ir būt visiškai nepriimtina šita platforma, bet tikrai yra ir kitų puikių įrankių, kuriais galime naudotis. Bet šiandien, toks ir buvo tikslas daugiau papasakoti apie pačią platformą, o praktinių mokymų, manau, kad universitete bus ateity, tai kviesim maloniai juos prisijungti, kur jau tada mes dirbsime su konkrečiais dizainais.